varom Lenkijos keliais. Jau kaip ir geriau, liko mum iki vietos kiek 404 kilometrai. Kelias geras, naujas, autostrada padaryta, viskas fainai, puikiai. Liuks. Žiūrėsim, kaip toliau bus. Jaunas. Jo. Tai va, gerai. Važiuojam toliau. Nu, lietus lyg tai po truputėlį kaip ir rimsta. Gal tikrai mums dar ir šį vakarą pasiseks išeiti į mūsų numylėtąjį Gdanską pasivaikščioti. Reikia daryti iki. Kaip daro tie? Jam nereikia. Nu va, atvažiavom į Gdanską. Debesėliai. Žmonių neurmai. Va, čia tas bus mūsų viešbutukas. Nežinau. Išorė tokia įdomi, savotiškai. MRKS Gdansk. Nu, žiūrėsim. Eisim, ieškosim, kas čia mus kur priims, įleis. Kol kas įvažiavom, užsimokėjom parkingą. Tikiuosi, kad nebus mokamas. O bus kaip bus, aišku. Na, ratas šalia. Praeitais metais sukomės mes jame. Praeitais varidukas išlipo. Nemoku aš nieko čia filmuoti, nieko aš nemoku apsukti. Suko pabiščiai lėtais padaryti, kad lėtai suktų. Kas padarė? Čia tu padarei? Nu, tu ir lėtai apsuktų, tu nori. Nu, einam ieškoti. Toj. Einam biškį. Parodai mūsų namą. Parodžiu biškutį iš po kelionės. Susitvarkyt pasivaikščiot, kol lietus nelyja. Nu, atvažiavom, paskiau toliau bus, matysim. Kaip toliau bus, matysim. Nu, va, koks mūsų viešbutukas. Yra. Tai ne, va čia laiptukai. Ten apačioje restoranas yra. Viskas. Taip. Va, kaip atrodo viešbutis. Ateini laiptais, palipi. O čia taip viskas toks nedidelis, bet tvarkingas. Čia toliau kalidorius yra. Kažkur tai veda, nežinau, kas čia yra. Ai, čia yra kavos aparatas, jei nori kavos, gali pasidaryti. Pareini, mūsų kambarys. Va, mūsų kambarys yra toksai, toks nedidelis. Pirmas čia, aš nežinau, kas čia skaitosi. Čia svetainė turbūt, kas čia mums skaitosi, Vilma. Čia jau tas mėgamatis toks pusdidis. Čia yra vaizdas į miesto pusę. Va. Va, kaip čia yra. Va, laivas plaukia neblogas. Piratų laivas plaukia, kur mes plaukiam kažkada su juo. Va, toks va čia viskas. Ir ką čia pasakysi? Kambarys kaip kambarys, Vilma traukosi, tvarkosi viską. Tualetukas, dušiukas, kaip ir viskas. Va, mūsų viešbutukas taip atrodo. Iš toli, gana nieko, toks senas, bet vis va. Čia visa aikštė. Čia visa aikštė yra va. Čia tiltas pakeliamas, per kurį eisim tuoj. Jo, čia va tas viešbučio baras. Priklauso viešbučiui. Nu ką, bandom eiti. Va, radom laivą, Smiltynė, Gdanske.
Jau seniai mes jį buvom radę, bet va, vėl, tada gal perdažė biškį, panaujino. Ten toliau piratai. Einam po biškį. Jo, smiltynėje jau uždėta viskas. Ja, žiūriu, kaip priklauso jo viskas. O čia galim pasisupti, jei norit kas nors atvažiuoti. Karuselės Vilma norėtų, sakė, bet nieks jos neleis čia. Ten toliau piratai stovi. Paskutinį kartą, kai buvom Gdanske, tai gyvenom tame viešbutį Karalevskį, ten kur yra šitas va. Pasukomas tiltas yra vienas, va suka, dabar pasuka ir viskas, ir paskiau tam tikrų laiko atsuks. O prie mūsų, kur gyvenam, yra tiltas pakeliamas, irgi pagal laiką. Bet čia va, opa, ir nusisuko. Čia va yra malūnas tas išėmus tankt. O kur eisim dabar? Gdansko Neptūnas stovi. Čia žmonių tai aikštai pilna. O kur mes eisim? Ką? Kur ten? Einam į savo barą. Neapdaisi šiandien. Va, ta pagrindinė gatvė. Nesvarbu, kad pirmadienis. Vyksta judėjimas žmonių. Žiauriai daug. Tai čia, sakau, sunkiai. Mes einam po biškį. Va. Žygiuojam, Vilma iš paskos. Aš pirmas. Nu va, parėjom iš pasivaikščiojimo į savo tą, kaip čia senovišką viešbutį. Tokį. Špakinyčią. Ne, viešbutukas. Biškį alaus ir eisim Neptūną žiūrėti turbūt. Bet taip gerai, prie pat vat, namų gali atsisėsti ant krantelio. Pasidėti, alaus sigert. Va taip, tiltą pakelia. Jeigu nespėjai pareiti ir lauki sekančio rozo, kol pakels. Šitas bariukas mūsų yra, mūsų restoranų ir mūsų viešbutinė restoranų, atsiprašau. Va, jau daugiau, kelia daugiau. Ir taip kas pusę valandos ar kažkiek kilnoja. Tai va. Labas rytas. Labas rytas. Kaliau. O taip kiekvieną rytą. Būtų neblogai. Miega dar miestas. Sėkmingiausia, kad čia yra irklavimo bazė. Irkla ta pačia. Irkluoja chebra. Nedaug vienas kitas, bet irkluoja ir ne veteranai, o jaunimas. Va, miestas dar visas miega. Čia yra apžvalgos ratas. Prieš 3 metus mes čia buvom su juo prasisukę. Vaizdas toks neblogas, visas miestas matosi. Čia visa ta aikštelė, kur mes dabar va išvažiavimas čia bus.
Yra mašiniukai stovi visi. Reiškia, mes ne vieni gyvenam, čia dar kažkas gyvena. Čia kažkur tai, kažkuris langas yra mūsų, vant ten Pradaras, man atrodo. Tiltas pakeltas pilnai. Čia yra Filharmonija nacionalinė, ten toliau viešbutis, kur anksčiau esam gyvenę. Miestas dar mėga. Tiltas reiškia naktį būna pakeltas. Nežinau, kada jį nuleidžia pirmą kartą. Na čia viskas. Čia dabariukas mūsų viešbučio visas yra. Ir va, laiptai į viešbutį įėjimas. Kaip ir nieko. Iš lauko toks. Kaip ir pavargęs, bet vidų viskas tvarkoja. Va, piratų laivas parvaro. Gražuolis. Prieš 3 metus su juo plaukėm, bet tai nelabai kas įspūdingo. Tik taip pasiplaukimas. O dar toliau tenai Smiltynė pravaro. Nežinau, kur iš Smiltynės ar iš kur čia pravaro. Va. Nu ką, reikėtų už Neptūną pasirgti, turbūt. Jo. Va, stovi kavos aparatas. Labai neblogą kavą daro. Čia mūsų valgykla bus, tai prasme restoranas, kaip čia sakys, kur pusryčiausim. Toks, kaip ir nieko, irgi. Na, va, toliau čia. Čia banketinė, turbūt. Jei kas nori, gali vestuvės pasikelt. Laiptai viršų. Jau. Ir pareinam. Šiukšlius išmetę į savo apartamentus ar kaip iš kambariukus. Va čia kiek kartų buvom Gdanske, vis laiką buvo bariukas, kur atsigerdom Ginesiuko. O šiemet va atėjom ir viso gero. Nėra nieko tuščias. Jokio baro. Kažkokie krautojai padarė. Čia taip va. Nu, toks buvo čia vyrė gyvenimas, tiek staliukų buvo, tiek visko. Ir čia buvo baras. Nu. Reiškia, vieta nesėkminga turbūt jiem. Rosmanas. Čia Rosmanas. O, mūsų parduotuvė, toj pusėje. Ką? Kas yra transportas? Kaip Gdanske yra prekybos centras padarytas ir teka upė per centrą. Jie nedirbtiniai. Jinai laukia teka, įteka ir išteka. Ta prasme, kiaurai prateka per prekybos centrą. Atrodo gana įspūdingai. Vilma meta monetą į upę. Nežinau, turbūt sugrįžt nori, jie įmeta viskas. Nu, va. Linksmoji dalis prasideda.
Nu nieko, kaip nors pragyvensim. Išgyvensim. Va, ta pati upė, kur, sakiau, pro centrą teka, va, teka gatvė, ta laukia, paskiau ir taip, va, čia va, nuvaro į prekybos centrą, į tenai teka. Jau. Čia kaip žmonėm padaryti, atsisės, pailsėt nuo visko. Viskas, keliaujam, atėjom, dabar einam atgal į centrą iš parduotuvės. Visą gerą, tai labą dieną. Bandysim alaus bokalą gerti. Vilma kažką bando įsirinkti. Čia kaip ir nieko nėra. Ką pamatai? Ką? Nieko? Pavyzdžiui, neduoda, žinai, tų. Ko? Nu, bet pietams ką nors. Alaus duos. Ne, bet, žinai, meniu, kad būtų ten, žinai. Pačiau šodai, prie alaus duos. Čia yra, čia tik yra visokie šakšuka, yra, nu, kiaušinėlis, tokios, Pusryčiai. Pusryčiai, žodžiu. Pasižiūrė nėra, klauskojų nėra. Taip pareini į viešbutuką ir viskas. Į tiltas pakeltas. Į šansų pareiti namo nėra. Nerasta. Stovi, tai, ant stogelio stovi žmonės. Nu, kelias mūsų bus nusileidęs, galėsime eiti namo. Norėjom atgal grįžti, tik tai ir pasuko tiltą. Jei dabar gali laukti, jei nori pusę valandos, arba turi eiti tenai, per kurį atėjom. Toli. O tenai yra, jo, tenai, tenai eini. Tai gausim eiti, nes dabar reikia pusę valandos laukti. Kažkaip tai ne. Tarp aukštai yra restoranas Baltos Altisas. Taip aukštai. Va ir viskas, atsisveikinam su viešbutuku savo. Jau pasiruošę važiuoti esam. Mašina pakurto. Viso gero, Dansk. Ar begrįšim kada? Turbūt ne.